Treneriai, sveikinam su pergale. Kiek ta pergalė parodo jūsų ateičiai, playoffams su šio komanda, su Panevėžiu? Ta prasme, tai kažką tai nei parodo, nei ką. Mes žiūrim savo reikalų, Panevėžį savo, ruošiamės, dirbam, ką suplanavę, čia bandom pasidaryti. Ir tiek, sakysim, ta ateitis bus matyti kažkaip. Planuojam tokias rungtynės iš rungtynių, labai toli nežiūrim ir kiekvieną dieną dirbam. Aš suprantu, kad skaičiais nenorite kalbėti, bet kiek procentų esate jau paruošęs komandą kaip naujas treneris? Nu, sunku pasakyti, dar kaip pagal save tai mažai procentų turiu, dar 30, 40. Dalia, sveikinam su pergale ir prieš rungtynės reikėjo nutikinėti šiom rungtynėm treneriui jūs ar ne? Reikėjo, manau, to prasme prieš visas rungtynės buvo akcentuota tai, kad neleisti, kaip pasakyti, išeiti į aikštelę atsipalaidavus, nes pastoviai po to ir būna ir traumas, ir po to ir varžovai gerai sužaidžia ir taip toliau. Ta prasme, buvo kalbėta, kad reikia susifokusuoti 100% ir atiduoti irgi visą save, kaip ir visose rungtynėse. Trenerė, nuo pat rungtynių pradžios nepavyko užsikabinti į šias rungtynės, 0-17 pirmoji atkarpa. Kas ten nutiko tokio, kad nepavyko? Paprasčiausiai negalėjome lengviau įveikti spaudimo, daug klaidų padarėme, vien pirmoji pusė, berods ar 15 ar 17 klaidų, tai daug ką pasako, perimti kamuoliai ir neleido mums pereiti tą pozicinį puolimą, daryti tai, kas mums parankiau ir ant to paslydom. Kokią viziją turit kitoms rungtynėms? Kitos rungtynės vėlgi su kibirkštimi? Taip, dabar liko playoffai su kibirkštim ir analizuosim, žiūrėsim, stengsimės per treniruotės atidirbti tą puolimą prieš šitą spaudimą. O šiaip antroji pusė, manau, visai neblogai gavosi. Ten ir prieš aikštę gerai užpuolėm, pakrito metimai. Vėlgi, viskas priklauso, kaip varžovė leidžia žaisti. Bet to, aišku, dar nebuvo kelių žaidėjų kibirkšties. Jeigu reikėtų pasakyti ačiū savo komandai, už ką padėkotumėt? Visų pirma, už tą didelį norą žaisti, kovoti, už savęs negailėjimą. Nes žinome, kokias mūsų žaidėjas, sakykime, ir padariusios kai kurios ir po pertraukos grįžusios į tą aukščiausią lygį. Ir kiek lipa per save, atiduoda save ir kovoja, tikrai šaunuolės ir aš to patenkintas. Kristė, pati rungtynių pradžia turbūt sužlugdė visas viltis kabintis į pergalę, kabintis į rungtynės. Kas nutiko, turbūt kvailas klausimas, bet pabandyk atsakyti tai. Nu, tai tas ir nutiko, kad kibirkštis atėjo su trigubai didesnė energija, su savo tikslais įsikeltais, spaudė, žino mūsų tą didžiulį minusą, kad mes labai turime mažai žaidėjų, tai tiesiog to ir pasinaudojo. Turi didesnį suolą, keičia, nepavargsta, spaudžia ir tiesiog toks rezultatas. Gaila, kad tai pirmam kėlinį paleidžiam, tas tokias, tada krenta rankos ir tiesiog einam, kabinamės ir žaidžiam kaip galim, geriau. Šiandien žiūrovų buvo labai mažai, kaip galėtum pakviesti juos rinktis čia labiau, pažiūrėti šios komandos rungtynių? Tai tiesiog norėčiau palinkėti, kad tikėtų mūsų komanda, pirmas sezonas, jaunas esam ir ne paskutinis sezonas. Tai tiesiog tie žiūrovai yra 6 žaidėjas ir noriu, kad ateitų, palaikytų, kad ir koks tas žaidimas, bet mes augam, jūs irgi augit kaip sirgaliai ir būkit su mumis.